turiu įsiregistruoti į netikrą PVM mokėtoją. Tokių turėsiu būti ir šiemet, ir dar kitąmet dėl vieno pirkimo šiemet. Ir turiu pateikti kitą deklaraciją. Pagal visą informaciją randu, kad tai yra PVM 101, nors apie ją dar VMI puslapyje nieko nėra, bet mes turim dar visą savaitę. Turiu pateikti tą deklaraciją PVM 101 ir susimokėti mokestį į Lietuvos biudžetą. Viskas labai panašu, apart to, kad aš tampu suregistruota, užregistruota. Ir tai niekaip nekeičia mano statuso ir pardavimo pajamų apmokestinimo. Ten šalia aš galiu būti ne PVM-inė, turėti ne PVM-inius pardavimus, bet va šitų tikslų paslaugų įsigijimo iš kitų šalių, aš jau tampu PVM mokėtojų ir turiu kodą. Va čia ir bus didžiausia painiava, nes tas netikras PVM mokėtojas neturi teisės į atskaitą. Negalėsite prisifantazuoti, kad turiu PVM mokėtojo kodą, tai galiu čia atsiskaityti viską. Ne, jūs netikri. Jūs tik biški PVM mokėtojai. Norit būti tikri PVM mokėtojai, turite įsiregistruoti tikraisiais PVM mokėtojais. Nežinau, kaip VMI tai visą atskirs. Turite įsiregistruoti tikraisiais PVM mokėtojais, nuo visų pardavimų Lietuvoje mokėti PVM ir tada turėsite atskaitą. Problema yra kokia pas mus? Laiko stoka. Visą tai išaiškinti sklandžiai, aiškiai, konstruktyviai, nes įstatymas priimtas balandžio 10 dieną, susisuko etaruose balandžio 19 dienos pavakarę, taigi VMI galiu garantuoti, kad pradės komentuoti ne anksčiau balandžio 22, nes jie negali bėgti prieki traukinio ir komentuoti įstatymų, kurie dar nepriimti. Padėkokime mūsų buvusiai finansų ministrei Gintarė Skaistė, man atrodo, tokia buvo, kuri daug kalbėjo apie visokias reformas, bet privalomos direktyvos perkelimo į mūsų teisės aktus kažkaip nesusigriebė padaryti ir išeidama paliko šitą jovalą, kurį turėjo atėję pradėti tvarkyti taip vėlai. Tai pradėkite domėtis, pagalvokite, ar jums reikalingos visos tos paslaugos jūsų veiklai, kurias perkate, nes tai kainuos laiką, pinigus ir papildomas deklaracijas. Sėkmės!